Norint įstoti į Lietuvos policijos mokyklą, turite būti Lietuvos Respublikos pilietis, turėti nepriekaištingą reputaciją, vairuotojo pažymėjimą, vidurinį išsilavinimą bei būti fiziškai stiprus ir sveikas. Jei dar neturite brandos atestato ar vairuotojo pažymėjimo, visą tai galėsite pateikti iki atrankos, kuri vyks rugpjūčio 11-14 dienomis. Pateikus prašymą stoti į Lietuvos policijos mokyklą, laukti atsakymų, o jį gavus registruotis į Centrinės medicinos ekspertizės komisiją. Nedelsti įregistruoti sveikatos patikrinimą, nes sveikatos patikrinimo procedūros gali užtrukti. Gavus teigiamą CMEK išvadą, lygiagrečiai būsite kviečiamas bei siunčiamas fiziniam patikrinimui bei psichologiniam vertinimui. Tuo pačiu bus vertinamas jūsų lojalumas Lietuvos valstybei. Nedelsti įregistruotis fiziniam patikrinimui bei psichologiniam vertinimui. Fizinio pasirengimo vertinimo metu moterys bėgs 2, o vyrai 3 km. Bei 100 metrų arba 10x10 metrų šaudyklę. Atliksite atsispaudimus, prisitraukimus arba atsilenkimus. O sėkmingai įveikę loginio mąstymo, teksto suvokimo ir raštingumo užduotis keliausite į motyvacinį pokalbį. Taip pat yra pakeitimų. Stojantiems į Lietuvos policijos mokyklą nebėra manekeno tempimo pratimo. Visus ankstesnius žingsnius sėkmingai įvykdžius, būsite kviečiamas registruotis į atranką. Atranka vyks gyvai, reiks atvykti į Lietuvos policijos mokyklą, pateikti dokumentų originalus bei dokumentus, kuriuos nepateikti anksčiau. Atrankos į Lietuvos policijos mokyklą tikslas nustatyti pretenduojančių konkursinį balą. Būsite vertinimo loginio mąstymo, teksto suvokimo, raštingumo gebėjimai, motyvacija, pagrįsti, argumentuoti, priimti sprendimą mokytis Lietuvos policijos mokykloje bei bus išrinkti geriausiai įvertinti asmenys. Stojamasis balas skaičiuojamas iš įvairiausių sudedamųjų dalių. Jei neturi vieno iš egzaminų, ne bėda. Galbūt jūs savo koeficiento kompensuosite nuostabiais rezultatais kitose dalykuose. Pretendentų atrankos į mokyklą, vykdymo data ir kita aktuali informacija skelbiama Lietuvos policijos mokykloje arba www.tokipolicija.lt.